dažno lietuvio įsitikinimo ir žydai, ir tie musulmonai yra gyvatės. Na, kaip? Šiaip dabar skambanti muzika yra Muslim Gaus toksai projektas, kur radikaliai palaiko musulmonus. Na, Uranas sodrina Iraną, atvirkščiai Iranas sodrina Uraną, o žydai puolė bombardavo musulmonus. Vidurio rytų konfliktas ir visas tas, konfliktas apskritai žydų ir musulmonų, jis yra labai žudantis žemę ir visas tautas priešinantis. Na, nežinau, ar geriau tas žmogus žydų kilmės, kuris man pardavė gerą aparatūrą, ar geriau bičiukai, kurie atnešė picos. Nežinau, kurios palaikyti, bet čia apie muziką, kuri palaiko musulmonus. Muslim Gaus. Jos turiu nemažai ir jos klausau daug. Na, tai yra samplai, tai yra jų unikalus, autentiškas grojimas ir būtent tų organizacijų kaip Hamas, teroristinių organizacijų, kurios nejuokauja su žmonėm ir būtent Hamas Ark vadinasi šitas albumas. Hamas Ark. Tai būtent, palaikantis žmonės išleido ir sukūrė tą projektą Muslim Gaus. Išleido nežinia kiek albumų, nežinia kiek jie kainuoja brangiai. Jų yra mažai, bet jų yra daug. Įrašyta, bet labai nedaug pasaulyje išleista. Ir jie kainuoja brangiai. Šitas dvigubas, nežinau, aš įgavau panašiai už 30 eurų, bet čia 2 diskai yra. Aš manau, šitą muziką su laiku tik brangs. O jos meninė vertė, aš nuostabiai sampluota, nuostabiai groja, dokumentiniai įrašai. Aš nežinau, kas mėgsta tokią muziką, patariu klausykite. Rinkite, kolekcionuokite ir, palaikykite taiką pasaulyje, o ne karus. Ir klausykite Muslim Gaus, grinai dėl tyrinėjimo, o ne remdami kurią tai grupuotę. Žiauri karo, terorizmo, neapykantos pilna muzika. Na ir kartu atjausti musulmonų skatinanti muzika, kaip moterys, kurios imamos vergėmis. Šitam albume yra sampluojami moterų vergių, musulmonių verksmai ir raudos ir kančios. Dabar pabandysiu pagroti kažką iš to albumo. Šitas prievartos ir neapykantos albumas ir viso to karo
jo gana jau nustojo truputį tą intensyvumą čia. Tai anglas, šitą projekto autorius, jis jau miręs, Muslim Gauss, ir jisai genijum laikomas ir savo šaly, bet ypač musulmonų šalyse. O dabar tas kūrinys, ten buvo Hamas Ark, o šitas kūrinys vadinasi, paklausykite, grupė Muslim Gauss, o aš nežinau jų kalbą. Čia jų kalbos įrašytos ir konfliktai visi kaip dokumentika, va. Ai, angliškai vadinasi Wild Sisters, apsirengusios tais raiščiais seserys. Tokia miela ausiai elektroninė muzika ir samplai iš tikro gyvenimo, iš tikro konflikto, iš tikrų karštų taškų. Tas konfliktas, Persų įlankos karas, mano vaikystės laikais prasidėjęs karas, Irako, Amerikos, dėl Kuveito, dėl tų visų, esmė ta, kad tai baisu, tai siaubingai baisu. Ir aš neskatinu, aš skatinu tik domėtis, aš neskatinu rinkti kažkurią tai pusę, aš nereklamuoju musulmonų prievartos, aš net jaučiu jų, aš nereklamuoju žydų prievartos, aš net jaučiu jų, bet aš sakau, klausykit šitą muziką, jinai puikia. Iki.